Labas vakaras. Kaip smagu čia jūs matyti susirinkusius. Šitokį gražų, nuostabų pavasarį. Tikrai, galbūt vasara jau prasidėjo, kaip manote. Šiandien mes kalbėsime apie sveikatą. Ir aš jums pristatysiu kompaniją Appelgo, kurioje aš pati jau esu, greitai bus 5 metai. Toks įdomus, sakykime, variantas buvo, kaip aš atsiradau toj kompanijoje. Turbūt truputėlį apie save, kas aš tokia ir kodėl ar turiu teisę kalbėti apie šią kompaniją. Anksčiau aš buvau labai tokia serganti mergaitė, paauglė mergina, jauna moteris ir visą laiką domėjausi sveikata. Ir prieš 20 metų aš atvykau į Vilnių suviliota tinklinio marketingo. Ir vėlgi dėka kompanijos, kuri dirbo su produktais. Ir taip aš pradėjau susipažinti su kitokiais metodais sveikatinimo. Praeitie aš buvau buhalterė, prekybininkė, aplamai prekybininkė, bet tikrai daug, nors jaunesnė, bet daugiau serganti. Ir čia aš pradėjau daugiau mokytis, domėtis, kaip paminėjau, sveikata. Ir kaip aš supratau, sveikata tai mūsų didžiausias turtas, kurio nenusipirksi net už jokius pinigus. Ir 19 metais aš susipažįstu su kompanija Appelgo. Visai netikėtai. Visai net negalvodama, tiesiog ieškodama sveikatos problemos sprendimą, turbūt taip pasakyčiau. Susipažįstu su kompanija Appelgo, kuri mane sudomino vien dėl to, kad tai yra natūralus produktas. Po to mane labai sudomino, kas vadovauja tai kompanijai, kas jos priešakyje stovi. Ir tikrai man patiko misija mūsų prezidento, matot skaidrėse, tikrai labai gražus jaunas vyras. Kada paskaičiau jo misiją. Ir pervesti skaidrę. Ne, taip, nukeliavau visą. Ten nukeliavau. Ir taip, ir kada išgirdau šio jauno žmogaus misiją, tai yra nešti gėrį, sveikatą, džiaugsmą žmonijai, pasauliui. Toliau mane sudomino, aišku, ir ką veikia ši kompanija, kokia yra mokymo sistema, kokios čia yra galimybės, karjeros laiptais, kad gali kilti. Ir mokymų sistema, tai yra gali gauti tiesiog universitetus, mokytis. Žmogus gali ateiti, kaip ir aš atėjau. Tikrai negalvojau, kad tapsiu lektorė, kad aš kalbėsiu ne tik šalia esantiems žmonėms, bet galėsiu tokią teikti galimybę ir kitoj pusėj ekrano žmonėms, galbūt iš kažkokių kitų miestų, šalių, valstybių ir taip toliau. Ačiū, Danutė. Taigi, susipažinusi su šią kompaniją, toliau studijuoju produktą. Bet čia tai yra įdomiausia dalis, kokiegi čia yra produktai šioje kompanijoje. Tai yra natūralus produktas, kurį duoda mums gamta. Mes yra gamtos dalis.
Kiekvienas žmogus yra gamtos dalis. Ir tai, ką užaugina gamta, tai yra, paimkim augalą kažkokį ir paimkim mūsų organizmo kažkokio organo ląstelę. Tai įsivaizduokit membraną šių ląstelių mūsų ir to augalo sutampa. Todėl mes galime savo tai padėti. Dabar pakalbėkime apie tai, kodėl mes sergame. Moksliškai yra įrodyta, kad 97% žmonių miršta vien dėl to, kad per daug naudoja cheminių preparatų. Ir jeigu žmogus atsisakytų vaistinių preparatų, jis tikrai prailgintų savo gyvenimą. Jeigu jis dar pakeistų gyvenimo kokybę, tikrai mes gyventume, kaip dabar tikrai sumažėjęs tas gyvenimo ciklas iki 50 metų, tai vidurkį paimkim, faktiškai mes galėtume iki 120 metų gyventi. Tai va, būtent dėl to ir mane sudomino ši produkcija, kad tai yra natūrali. Kas tai per technologijos? Tai yra inovacinės technologijos, tai yra mūsų ląstelės mityba. Tai yra toks produktas. Ir dar kas labai man patinka, tai kadangi mes turim savo gamyklą, mes turim savo mokslinės tarybas, kurios dirba ir kūrė receptūras mūsų produktams. Yra, sakykime, sinchronizuojami augalai, kad jie dirbtų būtent tą linkme, būtent tam tikram organui, tam tikrai mūsų kūno ląsteliai. Ir tikrai ši technologija yra inovacinė, tai yra 21 amžiaus maisto mitybos ląstelės proveržis. Ir todėl, jeigu mes naudosimės mūsų produktais, tikrai labai daug atsisakysime nuo tam tikrų ligų. Iš tiesų, dėka mūsų šios produkcijos žmonės atsisako net operacijų. Žmonės iš sakykime, tokių nerealių situacijų žmogus nevaikšto. Dėka to jis atsistoja ant kojų. Taigi, kas tai per produktas, kaip yra kuriamas? Tai iš tiesų yra 25 metai, dirbo italų mokslininkai, medikai, kurie galvojo, kaip iš to augalo paimti veikliąją medžiagą ir perduoti, kaip sakiau, mūsų organizmui. Ir kuo dar galiu pasidžiaugti, kad dabar ši technologija yra mūsų nuosavybė, nes mūsų prezidentas įsipirko šią technologiją ir tai yra mūsų nuosavybė, kuo mes galim džiaugtis ir tiesiog naudoti ir apie tai kalbėti visam pasauliui. Kaip aš sakau, aš negaliu dabar kalbėti. Jeigu, turbūt aš paminėjau, kad prieš 5 metus beveik, greitai bus, aš atėjau į šią kompaniją ir metus tylėjau, po to taip nedrąsiai kalbėjau pažįstamiems, tai dabar aš jau galiu šaukti ir drąsiai kalbėti, net medikams išdrįstu tai pasakyti. Kaip tai sukurtas tas produktas? Iš tiesų, tai yra akumuliacijos jėga, kaip sakiau, paimta veiklioji medžiaga, įdėta į tam tikrą konteineriuką. Ta konteineriuką aš vadinu tai ledinuką mūsų, ar dražė, ar pastilę, kaip norit, kam kaip patogu, taip galit pavadinti. Įdėta į tą, reiškia, ledinuką veiklioji medžiaga, plus jinai yra paskaninta pataka. Pataka tai yra natūralus sorbentas, tai yra, į kurio sudėtį įeina dekstrinas. Dekstrinas tai yra natūralus cukrus,
kuris reikalingas mūsų organizmui kurti energijai, atsistatyti energijai. Ir dar šis mūsų ledinukas yra pakrautas teigiamų jonų. Kodėl teigiamų? Neigiamų, atsiprašau. Kodėl neigiamų? O dėl to, kad neigiamas jonas tai yra sveikas jonas, o mūsų jau serganti ląstelė tampa neigiama. Ir taip pagal fiziką pliusas ir minusas vienas kitą traukia. O kodėlgi mūsų ląstelė tampa teigiama, kas su ja atsitinka? Jinai serga. Kodėl jinai serga? Kaip jau minėjau, tai mes naudojam, pavyzdžiui, labai daug cheminių preparatų. Mes vartojam ne tą maistą, tai yra parduotuvėje maistas, čia yra mano nuomonė, bet aš manau dauguma su tuo sutiks. Nežinau, turbūt labai mažai mes galime atrasti produktas, kuris yra mums reikalingas. Ne tai, kad jis reikalingas, o turi tas maistinės medžiagas, kurios reikalingos mūsų ląstelei. Ir taip dėl to sutrinka darbas mūsų virškinamojo trakto, nes jis negauna reikalingų veikliųjų medžiagų ir tiesiog pradeda sirgti. Taigi, mūsų šie produktai ir padeda atstatyti mūsų ląsteles. Tai yra tiesiog ląstelės mityba. Tai nėra papildas, tai nėra vaistas, tai nėra vitaminas ar kokia homeopatija, čia yra tiesiog mityba ląstelės. Tai yra gauna ląstelė tai, ko jai labiausiai reikia. Taigi, šiai dienai mes turim 18 nuostabių, gražių dėžučių spalvotų, kuriuose taip pat randasi spalvotos pastilės. Ir kiekviena ta pastilė, toje dėžutėje pastilė yra nukreipta į tam tikrą mūsų organo sferą. Ir čia jau yra suchronizuotos tos mūsų žolelių rinkinys, tai gali būti ir ne tik žolelės, tai gali būti ir vaisiai, daržovės, šakniavaisiai, sėklytės, kurios ir būtent nukreiptos į vieną tam tikrą sritį, ne? Toliau. Galime toliau, Danute. Ačiū. Taigi, ir pradėsim apie kiekvieną dėžutę atskirai. Tai pats pirmas produktas yra Grau. Grau produktas, su kuria kompanija ir pradėjo dirbti. Tai yra 320 antioksidantų, tai yra vitaminų ir mineralų balansas. Žmogus, naudodamas šį produktą, gauna visko, ko jam reikia, jeigu tai, aišku, sveikas organizmas, tai palaikymui mūsų organizmo. Iš tiesų, šis produktas 20 metais užėmė pirmą vietą kaip stipriausias imuninės sistemos stiprintojas. Valio, mes galime didžiuotis, kad mes turim tokį nepaprastą produktą, kuris gali atstatinėti mūsų organizmą. Iš tiesų, tai prieš virusus, prieš bakterijos uždegiminiams procesams spręsti, pasigavot kažkokį virusiuką, prašau, įjungiam šį produktą ir mes jau galim sau padėti be cheminių preparatų. Sekantis, GTS. GTS tai produktas, kuris yra skirtas energijai, jis yra skirtas endokriniai sistemai, plus papildytas B grupės vitaminais, tikrai endokrininės sistemos pagalbai, toliau, sakykime, energija suteikiama. Pavyzdžiui, aš nesu mėgėja kavos. Tiesiog dėl tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, kavą iš parduotuvės aš negaliu gerti. Man, kaip aš sakau, dreba širdelė, iš tiesų. Tai jeigu man reikia energijos, sako, kava suteikia energijos, prašau, aš galiu vietoj kavos GTS
ir bus tas pats poveikis. Slaidas. Slaidas tai iš angliško žodžio slysti. Tai antras produktas, kurį pradėjau aš naudotis atėjusi į kompaniją. Tai yra mūsų judėjimo aparatui skirtas produktas. Labai nedaug ingredientų įeina, viskas, ką jūs matote, tai iš tiesų padeda mūsų kaulams, kremzlėms, sausgysliams, raumenukams atsistatyti. Kadangi turėjau tikrai problemų labai daug su judėjimo aparatu, turėjau nemažai išvaržų, tai galiu tikrai drąsiai teigti visiems, turiu medicininius išrašus, per 4 metus pas mane dingo 2 išvaržos ir viena didžiulė per pusę sumažėjo. Iš 12 mm jinai tapo tik 6, o 2, kuris buvo per pusę mažesnis, jos nėra. Kuo galiu pasidžiaugti slaidui. Ačiū. Įsivaizduojat, kokius mes turime savo rankose produktus. Stop, tai būtų kaip porelė, kaip priedas slaidui. Tai dirba su skausmu, su uždegiminiu procesu. Prieš virusus, bakterijas iš tiesų temperatūros sprendimui. Aš pati nesenai kažkokį virusiuką pasigavau, tai įsivaizduokit, aš susitvarkiau su tais savo nuostabiais produktais, tame tarpe ir stopas, kuris ne tik, kad, sakykime, uždegiminį procesą nuima, bet ir atstato veninę, kapiliarinę kraujotaką, išveda iš organizmo toksinus, laisvuosius radikalus. Tai, žodžiu, tikrai produktas, kuris reikalingas, turi būti pas kiekvieną namuose. Pavyzdžiui, kaip aš temperatūra aukščiausia, man sako, tu paracetamolį turi ar kažko nuo temperatūros. Ne, neturiu, bet aš stop turiu. Taip sprendžiu savo tokias nemalonias situacijas. Norm, tai vėlgi endokrininė sistema, kasos veikla, tai cukrų galima sunormalizuoti. Kažkada man labai padėjo mano mamytei, kada dar aš, kaip sakiau, visai žalia, turiu daiktą, bet nežinau, kur ir kaip panaudoti, su mamytė buvo blogai ir aš per 4 valandas mes sutvarkėm cukraus šuolį iš 30, kiek aš prisimenu to, iki 17 per 4 valandas. Taip sureguliavom, žodžiu, kuo ir galiu pasidžiaugti. Taigi, reguliuoja įvairias metabolizmo procesus, sureguliuoja kasos veiklą ir taip toliau. Relaksas. Relaksas tai yra skirtas susitvarkyti nervų sistemai, stresą tvarkyti. Dabar streso tikrai užtenka mums visur. Televizorius, viešasis transportas, kelyje, parduotuvėje. Iš tiesų aš nežinau, kas vyksta. Labas vakaras, Terese. Bet iš tiesų tikrai jo dabar labai pakankamai visur ir todėl mes galime naudoti natūralų produktą, kuris gali mūsų nervinės ląsteles apraminti. Šis dar produktas man labai patinka, kada aš pradedu kalbėti su žmogumi ir jis pasiruošęs sau padėti. Jis yra sumanus ir supranta. Bet ne tik, kad supranta, aš galiu dabar drąsiai teikti, žinokit, cheminiai vaistai dabar nebeveikia mūsų. Tikrai dabar vyksta tokie dalykai, kur keičiasi mūsų DNK ir mums reikia natūralaus produkto, tai, ką duoda gamta. Taigi aš visą laiką rekomenduoju, pradėkim nuo relakso, apraminkim mūsų ląstelę, o toliau jau galim pereiti prie kitų produktų. Sekantis. Čia matotis tokią porelę, Power Woman, Power Man. Tai
vyriška ir moteriška formulė. Pavermen tai skirtas vyrams, berniukams, paaugliams, kuriems paauglystėje prasideda tam tikri hormonų procesai. Dauguma jaunų berniukų, ten, jeigu pavermen mergaičių, paimkim paauglystę, kažkas vyksta su veidukais, jie stresuoja, kažką tepasi, iš tiesų nereikia teptis, o reikia iš vidaus valytis. Tai vat į pagalbą gali ateiti šie du produktai, vienas mergaitėms, kitams berniukams. O taip, tai paveriai dar labai gerai, ypač vyriška formulė, dirba su inkstais, su smėliuku ir taip toliau, pati su to susidūriau. Aš galiu apie kiekvieną kalbėti ir vis apie save pasakyti, bet tiesiog laiko turbūt neužteks. Reikia čia su manim asmeniškai sutikti, tada galėsiu pusę dienos kalbėti. Alt. Altas prieš alergiją. Altas dar labai, sakykime, turi vitamino A, E, C, kuris valo limfą, kuris iš tiesų išvalo visą tai, kas nereikalinga, tai yra toksinai, laisvieji radikalai. Ir esu pati susidūrusi, kada labai pasireiškia greita reakcija, tai, ką aš suvalgiau, kas man netinka. Ir jeigu ne altas, nežinau, ko būtų pasibaigę, aš per 15 minučių visą tai susitvarkiau savo organizmą. Nustojo nosis bėgti, pradingo raudonumas, perštėjimas ir taip toliau. Vaizduojat, užteko vieno alto. Na ir štai produktas, kuris mano turbūt mėgstamiausias vien dėl to, kad nuo to prasidėjo mano veikla šioje kompanijoje. Melstas. Multispektras. Vienas iš produktų, kuriame yra daugiausia ingredientų. Į jo sudėtį eina net 42 ingredientai. Vaizduojat? Tai iš tiesų dėl ko aš ir atėjau. Nes tuo laiku, kaip aš sakiau, aš domėjausi sveikata ir ieškojau ir žinojau, kad mano labai užterštas žarnynas ir man buvo cheminiai vaistai išrašyti, bet ačiū mano sponsoriai, kuris supažindino, davė man bukletėlį, aš susipažįstu ir aš išanalizuoju šį savo produktą, pradedu naudoti ir per mėnesį gaunu rezultatą. Nuostabų rezultatą ir taip aš pateikiu, kad iš tiesų tai yra natūralus produktas ir jis reikalingas ne tik man ir daugumai žmonių. Taigi, 250 parazitų išvalomų iš mūsų organizmo. Kas tai yra parazitai? Čia ne tik, kad, sakykime, kaip kiti įsivaizduoja, kad ten kirminukai ar kirminai, tai yra ir bakterijos, ir virusai, ir pirmuonis, grybai, pelėsis, viskas tai yra parazitai, kurie mums nereikalingi. Aišku, kažkiek jų reikia, tų ir pačių kažkokių ir vibruojančių, bet ne tiek, kiek jų atsiranda. Taigi, šitas mūsų multispektras, ką jis padaro? Jis tiesiog neutralizuoja tą gyvį ir labai gražiai išveda iš mūsų organizmo. Dar kas labai svarbu, kad net parazitų gyvenimo atlikas išveda. Ką daro cheminės preparatas? Jis nužudo ir palieka toliau. Ir toliau vyksta nemalonus, sakykime, procesai, apie kuriuos žmonės niekada net nepagalvoja. Taigi, multispektras, kuris gali mus sveikatinti ir dar kitaip. Ir jeigu jūs, kaip sakau, virusą arba kažkokį pasigavot, įjungia melsą ir bus tvarka. Jeper. Jeperis yra skirtas mūsų kepenims. Kepenys tai yra pats karščiausias mūsų organas organizme. Ir jis galėtų gyventi net 300 metų. O kada labai dažnai žmonės jį nužudo, nes per kepenis filtruojama viskas. Jie viską praleidžia per save. Ir jeigu mes joms nepadėsime,
Nepadėsime jai valytis, nes kartais nesutvarko, kaip aš jau minėjau, ką mes valgome, ką mes geriame, kuo mes kvėpuojame. Dėl to taip ir gaunasi. Ir kepenys, kada jau susirga, dėja, jie net neparodo ženklų jokių. Ir todėl būna kartais per vėlų padėti, taip išeina žmonės iš gyvenimo, tiesiog per vėlai atkreipė tai dėmesį. Taigi, kepenys būtinai reikia valytis, padėti joms būti sveikiems. Vartas. Mūsų sveika širdelė. Ir matot, ingredientus atrodo tokie paprasti, visus mes juos pažįstam. Kartais man žmogus sako, nu tai gerai, tai ką tu čia dabar žemuogė, žemuogė, taigi aš pavalgysiu to žemuogės ir viskas tvarkoj. Bet kiek reikia suvalgyti to žemuogės, kad gauti tai, ko reikia mūsų ląsteliai, sakykime, tai dienai. O daug reikia. Reikėjo suvalgyti ne 200 gramų, čia jau viskas eina kilogramais, kibirais, ko tikrai mes nepajėgsime. Taigi vartas atstato širdies raumenį, jo darbą. Pavyzdžiui, pas mane buvo moteris ir širdelė. Įsivaizduokit, pavaišinau 2 draže harto ir jinai pabuvusi pas mane 3 valandas išeina, sako, žinai, man pasidarė lengviau. Sakau, aš tau dar duosiu, kad tu būtum toliau sveika. Taigi, va taip dirba momentaliai, nes čia eina per kraujotaką. Aš nepaminėjau, aš labai mėgstu tai kalbėti, kad mūsų šitos draže tai yra lašelinės, tik be injekcijos. Viduojat lašelinę be injekcijos. Įsidedi į burnytę ir kraujas momentaliai nuneša ten, kur reikia. Brain. Brainas tai sukurtas mūsų smegenims, atstato smegenų neuronus. Įsivaizduokite, jeigu žmogus po insulto, infarkto, naudojant brainą, gali sau padėti. Kiek aš žinau, net yra moteris, kuri dėl braino vien atėjo į šią kompaniją, nes turėjo berniuką, kuris, pavyzdžiui, aš ten visų smulkmenų neminėsiu, bet nevaikščiojo. Vaikas dėka braino po 2 savaičių naudojimo braino atsistojo ant kojyčių. Berniukui buvo 8 metai tai dienai. Ar čia ne džiaugsmas tėveliams ir močiutė ir taip toliau? Tai brainas gerina atmintį, ypač dabar daug žmonių skundžiasi po COVID-o, tame tarpe ir aš. Tikrai brainas gali ateiti į pagalbą. AIR produktas sukurtas buvo po pandemijos. Mūsų plaučiams tikrai daug persirgę COVID-ų, pradėjo jausti problemų daugumai su plaučiais. Taip pat ir aš tame tarpe esu. Brainas yra praturtintas, jis netgi galima sakyti, kad čia ne tiesiog ląstelės mityba, jį galima būtų prie vaistų skirti, bet tuomet jis būtų vaistinėse. Todėl jis kaip papildas net pas mus yra registruojamas, kadangi čia yra vitaminas C, D, ir todėl tikrai labai stipri jo yra sudėtis, labai stiprus antioksidantai. Aš net pusę, reiškia, pas mus dėžutė yra 30 draže. Tai sakykime 15 vienoje plokštelėje, tai panaudojus 15 draže, aš pastebėjau, kad aš kvėpuoju lengviau, kad aš ne taip uždūstu. Iš tiesų, pusę metų vargau, o po to gavau tokį nuostabų rezultatą. Tai momentaliai veikia šie mūsų produktai. Beauty. Beauty tai grožis iš vidaus. Ne tik beauty taip pat yra labai turtingas savo sudėtimi. Pagal dydį tai antras, jeigu melsas virš 42 turi ingredientus, tai beauty turi net 19. Tai
matote. Tai kolagenas iš vidaus. Tai mūsų nagai, mūsų plaukai, mūsų oda. Pasilygins raukšlytės, jeigu reikia, bet iš tiesų vėlgi labai stiprus antioksidantų labai daug. Ir todėl tikrai rekomenduojama prie silpusios imuninės sistemos arba tiesiog, kada yra, pavyzdžiui, kažkoks virusiukas, pjūtį tikrai reikėtų įjungti į pagalbą ir tikrai susitvarkysite. Aha, dar čia vieną jėpį. Gal dar mes norim parodykim, Danute. Jėpis, būk sąmoningas, tai tikrai labai įdomus produktas, kuris vienu metu gali tonizuoti ir raminti. Bet tokia jo įdomi veikla, tai sąmoningas produktas. Čia įeina viena iš elementų kanapės veiklioji medžiaga, pavadinimo dabar nebeprisimenu, nesvarbu. Tai iš tiesų, kaip sako, susitvarko su sindromu atidėtas gyvenimas, tvarkosi su lėtinėmis ir neuropatiniais skausmais. Tikrai labai įdomus produktas. Jį irgi galima naudoti netgi vietoj relakso, kai kuriem, įsivaizduokit, veikia taip, žmogus nemiega, jie gali susitvarkyti, atrodo, jis tonizuoja, o čia ne, jis gali ir atvirkščiai paguldyti tave į miego būseną. Tai taip, dabar, ko aš dar nepaminėjau, dar perfektas, Danute, dar perfektas yra. Tai čia vienas iš paskutiniųjų, 18 mūsų dėžutė, tai tiesiog sukurtas mūsų grakščiam kūnui. Jeigu aš noriu savo padailinti linijas, prašau, galime jungti perfektą. Iš tiesų jis yra turtingas chromų, turtingas B grupės vitaminais, nes jie pasirodo labai svarbus deginti riebalams. Ir tikrai dar pati labai daug negaliu papasakoti, nes tik pusę plokštelės panaudojau, bet turbūt ateina pavasaris, norisi būti gražiai, tai reikės įjungti į pagalbą, kad padailinti savo linijas. Taigi, kas norite, tai prašau, perfektas ir, kaip ten sako, rusišką žodį nenoriu naudoti, lietuvišką pamiršau, kad šaldytuvą neatidarinėti taip dažnai, ne, ir panaktį neiti prie šaldytuvo, tai vietoj to panaudokim perfektą. Na kągi mes dar turim? 18 dėžučių mes apie jas pakalbėjom trumpai. Dar mes turim nuostabias košes. Tai avižinės košės 5 rūšių, kurios yra inulinų praturtintos, tai yra natūralus probiotikas, kuris tikrai padeda atstatyti virškinamąjį traktą, ypač sergantiems, silpniems žmonėms, vaikučiams, senoliams ir taip toliau. Dar mes turime batonėlius, užkandukai, kurie taip pat yra praturtinti, čia pilni grūdų, vaisių, daržovių ir tikrai labai patogu tarp mitybos, pavyzdžiui, į keliones, prašau, nuostabus 4 rūšių batonėliai. Na ir mes turim kavą, aš sakiau, kad aš negeriu kavos. Deja, mūsų amerikano kava, turbūt ne deja, o valio, aš naudoju šią kavą ir galiu vakare gerti ir šiandien gėriau jau visai vėlai, net po 6 valandos, bet aš žinau, kad susitvarkysiu. Mūsų kava turtinga net 300 antioksidantų, jos sudėtį įeina. Ir dar galiu paminėti, dantų pastos yra nuostabios, šiai dienai Lietuva neturi dabar kol kas. Ir dar labai nuostabus pas mus brendas, tai yra beauty kosmetika, natūrali kosmetika, vėlgi tai
gamtos dovanos. Čia yra brandas mūsų kompanijos, kurie sukūrė mūsų prezidento žmona, Olga Kulikova, kuri būdama nėščia pagalvojo, ką gali naudoti, pavyzdžiui, nėščia moteris, kad nekenktų savo ir savo vaisiui. Ir būtent va taip Vokietijos moksliniuose laboratorijose yra kuriamas šis nuostabus produktas. Mes jų turime net 11 įvairių pakuočių, taip kad prašom, kas norit būti gražus ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Ir dar tikrai jos tą kosmetiką gali naudoti net, įsivaizduojat, mamytės kūdikėliams, pavyzdžiui, nuo išbėrimų naudoja, pavyzdžiui, kūno pienelį ir susitvarko kuo puikiai. Tai yra ne kažkokie cheminiai junginių kremukai, o natūralus produktas. Taigi tiek aš jums trumpai papasakojau apie produktus, kuriuos mes turim, kurie man be galo patinka, kurie sveikatina mūsų organizmą. Dar ko man patinka mano kompanija, dėl to, kad iš tiesų yra labai daug skatinimo skatinimo programų. Tai yra naujokams, pavyzdžiui, suteikiamos skatinimo programa, kaip jeigu registruojasi naujokas 100 eurų, jisai būtinai gauna dovanų tokiai pat sumai. Ir jis tokią galimybę gali turėti 3 mėnesius iš eilės, bet iš eilės. Jis ima ant tam tikros sumos ir ant tam tikros sumos gauna dovanų produktų, kurių jis nori pats išsirenka. Taip pat yra partneriams įvairios skatinimo programos, tai registruoji 5 naujokus per mėnesį, gauni piniginę išraišką, pavyzdžiui, 200 eurų skatinimo programą. Tai yra iš tiesų mūsų kompanija yra be galo dosni, todėl tikrai kviečiu prisijungti prie mūsų komandos. Jeigu yra naujokų, nematau dabar, tai tikrai kreipkitės į tos žmonės, kurie jums davė šią nuorodą ir kalbėkite su jais, tikrai jie papasakos dar daugiau, negu aš dabar apie tai, ką jums kalbu. Ir kviečiu būti sveikais, iš tiesų, nes tikrai mes tau nepadedam, jeigu naudojamės farmaciniais preparatais. Tad būkime sveiki su natūraliais produktais, būkime laimingi. Galbūt yra kokių klausimų, dar turbūt mes laiko turime, kaip jūs į tai turbūt čia galima uždaryti dabar.